Tai sveiki, Daiva. Pas mane sėdus į kėdę. Taip. Mes čia susitinkam po kelių dienų, Taip. Ar ne, Taip. matymuose. Dabar taip. Jūs iš tikrųjų ne pas mane atėjot, o jūs atėjot pirkti peruko. Aš iš tikrųjų nustebau, nes jūs plaukų tai turite daug, labai daug. Ir koks velnės liepia jums peruką rinktis? Kas atsitiko? Kas buvo čionais? Gal prieš kokius, aš manau, 4 mėnesius, dabar aš taip galvoju, man buvo nudeginti plaukai, bet aš kalbėjau su viena meistrė, su kita, tas nudeginimas dėl dažymo, tai sakė, nepagrindinis dalykas, nes būtų prie smilkinių kažkur čia nukrytę, bet labiausiai sugadino, jinai taip sakė, karštas braziliškas keratinas. Man padarė būtent tą procedūrą. Ir dar paskui buvo pora procedūrų, nežinau kaip vadinasi, uždėjo tokią kepuraitę su skylutėm ir pūtė kažkokių priemonių ir pūtė karštą orą. Aišku, po tų procedūrų plaukai blizgėjo, viskas buvo gražu, bet praėjus kažkur ar 2 ar 3 mėnesiam aš pastebėjau, kad gale pas mane visiškai išretėjo, o čia pradėjo staigiai augti. Aš apsidžiaugiau, galvoju, nuo ko man čia taip auga, o kodėl ten visi, reiškia, nubirėja. Ir jums tai buvo lyg kaip ir atstatomoji procedūra turėjo būti? Taip. Ir po tos procedūros plaukai tikrai buvo labai gražus. Dėl to jūs atėjot pas mus pirkti peruko. Kadangi pamačiau, kas darosi gale, o aš daugiausia, kai įsiplaudavau galvą, žiūrėdavau prieš veidrodį šoną. Arba vienu, arba kitų šonų, bet nežiūrėjau to. Ir jūs nemačiau. Aš, kai jūs išvydau ketvirtadienį, iš tikrųjų, man taip knietėjo prie jūsų prieiti ir pasakyti, jokio peruko jums nereikia. Mes galime išspręsti šitą problemą su priaugintais plaukais ir į perspektyvą, kad jie ataugs per trumpą laiką. Plaukas paauga per mėnesį apie 3 cm. Tai vadinasi, mano paslaugų jums reikės apie kokią grubiai sakant, 5 metų. Tai vadinasi, kada ataugs plaukai kažkur iki čia, ar ne, mes tada viskas atsisakysim priauginimo, atsiauginsim plaukus ir iš tikrųjų jūs šiandien išeisit visai kitaip, visą pasitikinti gražiai ir sutvarkytą situaciją. Pirmas dalykas, ką mes pasirinkom, aš parinkau spalvą, tai aš nusprendžiau, kad dėsiu rytų slavų plaukų sruogas ir štai tokios spalvytės. Aš jau susikapsuliavau, pasirašiau plonytėm sruogytėm, kurių svoris yra apie 0,3 gramo, tai čia yra labai mažas svoris, tam, kad mes labai natūralų vaizdą išgautume. Mes nedarysim jokių ilgų priauginimų, jokių nenatūralių, mes spręsim problemą. Tai aš priaugintus plaukus, priauginamas rogeles dėsiu ant pačio viršaus, tai vadinasi, aš uždengsiu visą šitą problemą ir dalį akcento dėsiu į galą, kur pas jūs yra va šita vieta, jinai išretėjusi. Praktiškai jos nėra, kiek aš pastebėjau. Šiandien išplauta galva, tai truputį gal daugiau pasipūtė. Bet jeigu jau rytoj būtų, aš sakau, aš pasibaisėčiau savim. Tai žinokit, mes viską atsiauginsim, bet aišku, jums turi būti namų darbai. Jūs pradėsit naudoti stiprias priemonės. Ką reiškia stiprios, tai jos, kurios labai stipriai drėkina plauką, bet šampūnai turi labai gerai išplauti. Tai aš jums papasakosiu vėliau, kokias priemonės mes naudosim, nes aš matau, kad jūsų plaukai yra labai išsausėję. Jie tiesiog, jeigu kišus šukas, tai jos tiesiog... Taip, jie tokie kaip pakulos. Ir šiandien aš vos tik tai, kaip jūs minėjot, kad šampūnų plaut kuo mažiau kondicionieriaus. Tai aš vos tiesiog, bet va, vis tiek baisu. Atsipalaiduokit, relaks ir einam dirbti. Šiandien pasižiūrėkit paskutinį kartą į veidrodį. Žiūriu. Ir šio vaizdo jūs daugiau nebematysit. Ir su kiekviena korekcija jums priauginimai vis gražės, vaizdas keisis ir kiekviena
korekciją O lauksite. korekcijos maždaug kas porą mėnesių? Kas porą mėnesių atliekama korekcija, kas 2–2,5 mėnesio. Anksčiau nėra prasmės eiti ir dar manęs dažnai klausia, ar nesugadins priauginimai. Nes jūs tarp kitko labai bijojate priauginimo. Nes aš girdėjau tokių atsiliepimų, jeigu nori likti be plaukų, tai eik. Eik prisiauginti. Tai mes laužysim visus metus šiandieną ir pamatysite po 2 mėnesių. Ir šiandien dar atkalbinėjo moteris, jinai ten vyresnio amžiaus sako, nu atauks, Daiva, atauks, nu nereikia. Kada atauks? Kada? Sakau, žinot, kad man visų pirma ne 20 metų ir taip tas augimas nėra pas mane iš tų, kad būna pas kategoriją žmonių, kur labai auga greitai. Nepaslaužysim visus metus, kad visos draugės pradės eiti prisiauginti plaukus. Keliaujam darbuoti. Darėm priauginimą, dar čia ne iki galo padaryta. Padariau priauginimą iš 180 mikrosrogyčių. Ar ne? Ir dabar taip, jeigu jūs pasižiūrėtumėte iš pažiūros, jie yra ilgesni. Tam, kad aš juos nukirpčiau, tai dabar mes visą tą procesą, visus plaukus kirpsim, bet esmė yra viršus. Jeigu jūs įsižiūrėsite, ar ne, dar matosi tokie stovintis. Taip. Tai jums bus namų darbas. Kiekvieną dieną išsiplauti plaukus ir su laku juos guldyti. Jum guldyti reikės tik tais patį viršų. Viskas čia, visas galas yra uždengtas plaukais. Nieko nematysit, jokio išskilinėjimo, jokio ištrupėjimo, jokio nudeginimo. Jūsų darbas bus tik tais guldyti tą patį viršų. Ir su kiekviena korekcija mums šitas viršus taps vis ilgesnis ir paprastės pati priežiūra. Dabar, ką mes darom, tai yra pats negražiausias priauginimas iš gražiausių. Va taip yra, pasakysiu. Tai dabar aš nukirpsiu plaukus ir suformuosiu patį viršų. Kaip jūs turėsite tvarkytis namuose. Gerai? Ok. Gerai. Na va, matot? Viskas čia susitvarkė ir svarbiausia viską guldyti. Na kaip jums? Jau man segtukus reiks atidėti jau nebereikia segtukų. Tai va už tai aš ir galvoju. Nu kaip jums? Nu labai gerai. Nu pasislėpėm mes visą šitą dalį. Taip, aišku, tas priauginimas jisai galėtų dar būti idealesnis, bet aišku, viršus jis viską gadina mums. Ir sakau, 2 mėnesius išlauksim ir mums su kiekvienu mėnesiu viskas bus gražiau. Ir svarbiausia, šita vieta, kur jinai buvo visai tokia taip, plika, jos nebuvo praktiškai. Taip. Dabar susilygino struktūra su visais plaukais. Svarbiausias darbas tai yra dengimas viršaus ir lipdymas. Ir spalva tokia tikrai atitinka ne veltui. Prašviestėjo ir spalva susitvarkė. Taip, labai ačiū. Labai prašom. Ačiū, kad pasitikėjot.